Ar kada nors susimąstote, kodėl atrodo, kad kai kuriems žmonėms pinigai tiesiog byra iš dangaus, o kiti, nuolat kovojamas dėl kiekvieno cento? Pasirodo, atsakymas gali būti kur kas arčiau neįmanome. Jis slypi tiesiog mūsų galvose. Remdamėsi pandito Šviram Šarma Ačarijo išmintim, pateikta žurnale Akan Žjoti, mes pasiaiškinsime, kaip pakeitus savo mąstymą galima pakeisti ir savo finansinę padėtį. Ir štai klausimas, kuris, sakyčiau, verčia staptelėti. Ar gali būti, kad didžiausios grandinės, laikančios mus skurde, yra ne kokios nors ekonominės krizės ar prastas darbas, o tiesiog nematomos mintys, kurios kasdien sukasi mūsų sąmonėje? Panagrinėkime tai šiek tiek giliau. Gerai, pradėkime nuo pačios esmės. Pirmoji ir ko gero pati svarbiausia kliūtis klestėjimui link yra tai, ką galėtume pavadinti minčių kalėjimu. Tai toks savotiškas užburtas ratas, kuo daugiau galvojama apie nepriteklių, tuo labiau tas nepriteklius tampa mūsų realybė. Pažiūrėkime, kaip visa tai veikia. Įsiklausykite, pati mintis apie vargą yra galingesnė ir, tiesą sakant, destruktyvesnė nei pats vargas. Ji paralyžiuoja valią, ji tiesiog žlugdo viltį. Ironiška, bet net ir turėdamas pinigų, žmogus su tokia mąstysena jausis vargšu ir nuolat skūsis savo likimu. Štai čia matome patį ryškiausią kontrastą. Vienoje pusėje mąstymas paskendęs apatijoje, baimėje ir tame nuolatinėme trūkumo jausme, o kitoje, visiškai priešinga energija, entuziazmas, tikėjimas ir dėmesys tam, kas jau yra. Ir tai ne šiaip skirtingos nuotaikos. Tai dvi skirtingos realybės, kurias pasirodo kūrėme mes patys. Ir tai tikrai nėra tik metaforos. Tokia mąstysena aktyviai griauna gyvenimus. Ji kaip rūdis tiesiog suėda ambicijas, stato sienas ten, kur turėtų būti durys ir galiausiai suveržia tokius sudėtingus mentalinius mazgus, kurie, tiesiog neleidžia kvėpuoti. Bet ar yra išėjimas iš šito kalėjimo? Taip. Ir raktas nuo jo gausos dėsnio supratimas. Tai idėja, kuri apverčia viską aukštyn kojomis. Visata iš prigimties nėra skurdi. Gausa yra jos natūrali būsena. Mes tiesiog pamiršome, kaip jie naudotis. Kaip puikiai pasakyta. Gausa nėra kažkoks sėkmės ar atsitiktinumo dalykas. Tai fundamentalus dėsnis, kuris veikia taip pat tiksliai kaip matematikos formulės. Pasaulyje netrūksta išteklių, tiesiog trūksta mūsų gebėjimo juos priimti. Ir štai čia į sceną išeina garsusis traukos dėsnis. Iš esmės, mūsų protas yra neįtikėtinai galingas magnetas. Jei jis nuolat vibruoja baimės ir nepasitikėjimo dažniu, jis tiesiog fiziškai negali pritraukti gausos. Priešingai, jis ją stumia šalin, net mums to nesuvokiant. Tik įsivaizduokime gausos upę, tekančią tiesiai pro mus. Kai abejojame savimi, kai mąstome ribotai, mes tarsi savo rankomis statome užtvanką ir sustabdome tą srautą. Problema ta, kad ne visata neduoda, o mes patys neimame. Bet, žinote, gera žinia ta, kad tą užtvanką galime nugriauti. Tai reikia atverti protą, pakeisti mąstymo kryptį ir gausos upė vėl pradės tekėti. Ji juk niekur nedingo, ji visada čia pat. Mums tereikia ištiesti rankas ir priimti. Gerai, bet kaip tai padaryti praktiškai? Šaltinis siūlo tiesiog nuostabią metaforą – surinkti savyje Diwali šventę. Taip, kaip prieš šią šviesos šventę valome ir puošiame savo namus, lygiai taip pat turime atlikti generalinę tvarką ir savo prote. Taigi, štai konkretus 4 žingsnių planas. Pirmiausia, ką darom? Imam apdairumo šluotą ir be jokio gailestės iššluojam visas negėjimas mintis. Antra, perdažame savo proto sienas ryškia šviesia optimizmo spalva. Trečia, iškabiname gražiausius vilties ir džiaugsmo paveikslus. Ir ketvirtas, bene svarbiausias žingsnis, turto deivę garbiname ne aukomis, o savo darbštumu ir išmintingais finansiniais sprendimais. Ir žinoma, mūsų mąstysena privalo atsispindėti ir piniginėje. Tai reiškia, kad turime aiškiai atskirti išlaidas, kurios yra investicija, pavyzdžiui, į naujus įgūdžius, knygas ar sveikatą. Ir tas, kurios taria pinigų švaistymas, tarkim, impulsyvūs pirkiniai ar žalingi įpročiai. Ir tai mus atveda prie esminės išvados. Pajamos nėra kažkokia loterija. Jos tiesiogiai priklauso nuo to, kiek darbo mes įdedame į save, į savo žinias,
įgūdžius ir gebėjimus. Šaltinis teigia, kad visata yra teisinga. Jie atlygina kiekvienam pagal jo pastangas ir galima sakyti vidinį kalibrą. Bet visa tai ne tik apie asmeninę gerovę. Pagalvokime plačiau. Kiekvieno iš mūsų mąstymo pokytis yra lik maža plyta didesnėme globalios transformacijos pastate. Kaip sako Suzy Kasem, norint pakeisti pasaulį, pirmiausia reikia pakeisti savo požiūrį į jį. Kai nustosime ieškoti skirtumų ir pradėsime matyti per širdies bendrystę, suprasime, kad visi esame vienos visumos dalis. Ir štai tada prasidės tikrieji pokyčiai. Ir šie Sokrato žodžiai yra tiesiog geriausias kelrodis. Nustokime švaistyti energiją kovai su senomis problemomis. Geriau visą savo jėgą ir aistrą sutelkime į tai, kad sukurtume naują, geresnę realybę. Negriaukime, o statykime. Taigi, proto išvalymas yra raktas ne tik į pilnesnę pinigotinę, bet ir į laisvesnę sielą. Tai yra įgūdis, kurį įvaldę mes ne tik pakeičiame savo gyvenimą, bet ir išpildome visagalio troškimą, kad būtume finansiškai ir dvasiškai laisvi. Tad klausimas lieka vienas. Ar pradedame jau šiandien?